Šiandien Kaune siaučia mados mugė Fashion Bazaras. Eime kartu pasidairyti, kągi į Kauną atvežė jaunieji lietuvių dizaineriai. Sekėsi Fashion Bazaro mugė. Visai neblogai, atėjo labai daug žmonių, labai daug žmonių parodyti savo produkciją. Visai neblogai. Ar domisi? Domisi, iš tikrųjų, labai patinka mūsų modeliai kurti, jie yra tokie moteriški ir labai paprasti. Ir visai patinka mūsų žmonėms. Kaip sekasi šitą Fashion Bazaro mugę? Gerai sekasi, daug sulaukiam klientų, pristatinėjam, bet daugiausiai sugrįžta jau mūsų klientai. O ko išskirtiniai jūsų kūriniai? Tai yra rankų darbo, siūlai yra aukštos kokybės ir vienetiniai gaminiai daugiausiai. Tai lietuviai sako tokie pilki, nuobodūs, ką jūs galite pasakyti? Prieštaraujam, iš tikrųjų prieštaraujam, pakankamai daug paprekiavom, džiaugiamės ir tikrai žinom, smagu, kad žinomus, nes tik esam mėnesis rinkoj ir jau žmonės ir žino ir matė internetinį tinklapį, atėjo pačiupinė, dabar pajautė kokybę, va kur didžiausia nauda, kad pamatė mūsų kokybę. Ir žinau, už ką gali sumokėti gerus pinigus ir būtent gerą produktą turėti. Ir kas yra gerai, kad mes kaip lietuviai galim pasakyti, kad mes galim kokybiškai pagaminti, ne prašiau negu kiti. Išskirtinė ir ar žmonės šiandien domisi šitais Iš tikrųjų susidomėjimo sulaukiam labai daug, bet labai dar daug tokių, kurie pasižiūri, bet galbūt šiandien neperka, bet nusprendžia apsilankyti mūsų studijų, kadangi turime išskirtinę tuo, kad jinai natūralioidė, patogi ir labai mėgstam spalvas. Tai mūsų naujausia įsiriškė. Tai vat labai... Mes pristatom naujienas pagrinde. Tai yra mūsų nauji gaminiai, kurie dar nebuvo pasirodę net internetinėje erdvėje, tai esam labai maloniai nustebinti. Žmonės domisi, patenkinti, nori įsigyja ir realiai tai sėkminga mugė. Kuo jūsų drabužiai išskirtiniai? Aišku, patogu laisvą. Tai visiškai kitaip ir naujiena, kas yra nebūdinga atatiniai. Tai yra visiškai nauja ir mugė. Bet žiūrėsim, kas toliau. Mes pristatom pagrindę lininius gaminius, tai lininiai rankšluosčiai, staltiesės, paplūdimio pledai įvairiausi. Turim naujienas, kurios iš tikrųjų Lietuvoje pirmą kartą pristatytos, tai yra lininiai paplūdimio rankšluosčiai. Pakalbinus lietuvių dizainerius Fashion Bazare pasidarė aišku, kad Kaune tikrai daug žmonių besidominčių šiuolaikinę lietuvišką madą. Lūpos raudonos tiesiai iš Fashion Bazaro.